Sveiki, čia mūsų reportažas puslapį bushcraft.lt. Atėjo pavasaris ir prisimindami mūsų tėvų ir protėvių tradicijas, kol medžiai iš žemės siurbia drėgmę, pabandysime prisilašinti sulos. Sulai leisti patariama pasirinkti ir gręžti šiaurinę medžio pusę. Matome, šiaurinę medžio pusę galima atrasti ir be kompaso pagalbos, tiesiog iš tos pusės yra žymiai daugiau samanų, kadangi medis gauna daug mažiau šviesos ir šita pusė yra drėgnesnė. Ir paimame grąžtą ir tiesiog šiek tiek kampu į viršų gręžiame iki 5 cm panašiai gylio. Na štai baigiame gręžti ir matome beržo sula varva. Dabar reikės susirasti ir iš medinio pagaliuko pasidaryti latakėlį, per kurį varvės sula. Iš mažo pagaliuko pasidarome tokį medinį latakėlį, peiliu išskaptuojame viršutinę dalį ir įkalame į medį. Iš gręžtoj skylėj ims kauptis sula ir pasiekusi latakėlį ims juo varvėti į indą. Ant latakėlio pakabiname indą, šiuo atveju metalinį katiliuką ir sula varva. Turėtumėm palikti keletui valandų ir grįžti pasiimti. Kad katilėlis tvirčiau laikytųsi ir prisipildęs nenukristų, mes jį papildomai pritvirtinsim virvute. Na ką, praėjo 2 valandos ir per tą laiką į mūsų indą privarvėjo pusę litro beržo sulos. Ištraukiame latakėlį ir kad medis negautų infekcijos, šitą angą turime užkimšti pagaliuku. Likusią dalį tiesiog nupjauname. Čia buvo mūsų reportažas puslapį bushcraft.lt.